Labas vakaras, mėly futbolo gerbėjai. Stebėsim dar vieną Top Sport A lygos intriguojančią kovą. Kalbu apie Aukštaitijos derbį tarp Futbolo akademijos Šiauliai ir Panevėžio ekipų. Taip kad namų sienos tikrai šiauliečiams padeda. O štai ir antra geltona kortelė. Ir užsitikrino vietą startinėje sudėtyje, o čia Panevėžys štai žaidžia kulniukais ir štai Virpstas. Oho, kokia situacija. Rolandas Baravykas, jo perdavimas ir ten štai toks epizodas. Vytautas Černiauskas gelbėja komandą. Manovskiui, ir prarastas kamuolys, o čia Dovydaitis pavėluoja sužaisti jį. Nikolas Gorovcovas, taip sakant, čia tokia situacija. Ir tikrai pergalių badą jaučia Saulės miesto atstovai, o čia štai toks. Ramanovskis pasileidžia dešiniojo kraštu. Jo perdavimas ir ar bus įvartis? Vienu lietimu žaidžia šiauliečiai, Baravykas, nepavyksta jam sumanimas, bet toj pat atkovojo kamuolį Dovydaitis. Ir ar suras adresatą, kamuolys ir įvartis! Pasižymi Donatas Kazlauskas. Na kągi, ką tik mano minėtasis Donatas pasiekė savo įvartį, bėga pas šeimyną, siunčia bučinius ir džiaugiasi su Šiaulių jaunaisiais futbolininkais. 45 minutę prieš pat pirmo kėlinio pabaigą suveikia šiauliečių sumanimas. Danielis Romanovskis. Ir toliau tęsiasi šiauliečių ataka ir čia nori žaidimo ranka, rodo ir teisėjas skiria 11 metrų baudinį. Nesutinka Panevėžio ekipa, puola jie visi prie teisėjo. Dar kartą pasižiūrėkime šį epizodą. Čia pargriautas Danielis Romanovskis, toliau Deividas Dovydaitis. O čia rezultatą šios dienos rungtynėse. Ir Davis Ikaunieks tiksliai į vartų kamputį ir Latvis pelno savo 13 įvartį čempionate bei didina šeimininkų persvarą. Rezultatas Aukštaitijos derbyje tampa 2-0. Po biškį pradės spausti. Čia Čeikų Diengas, jo prasiveržimas ir sušvilpia. O čia Kasparas Dubra stato alkūnę savo varžovui ir tyli teisėjo švilpukas ir toliau seka dar viena pražanga, o jau čia karščiuojasi Linas Klimavičius. Mano nuomonė, reikėjo jau tame epizode stabdyti žaidimą, ką išėjęs daro Virpstas ir klaidina savo varžovus ir neleisinai griauna Lukasą Devegą. Čia aikštės vidury ir iš karto ir čia suklysta Karvatskis ir turi susimokėti už šią savo grubę klaidą. Susilygino taškais su Telšių Džiugu ir Vilniaus rajono Transilvės. Šios trys komandos turi po 32 taškus, o čia šiauliečiai kuria dar vieną savo ataką. Romanovskio perdavimas puikus ir Donatas Kazlauskas. Devega, Diengas. Čia štai tokia situacija. Ir štai įvartis ir būsiu prikalbėjęs ir panevėžiečiai pasiekė savo įvartį ir įmuša ne kas kitas, o jau mano šiandien minėtas Federico Palacijos. Ir būtent jis žino, kaip mušti įvarčius į šiauliečių vartus. Trečiasis jo įvartis. Paskutinės sekundės, bet taip, tai yra rungtynių pabaiga. Sveikinam Šiaulių miesto komandą. Ir vėl sugrįžusią į pergalių kelią ir tai padariusią savo žiūrovo akivaizdoje. Būtent šiame stadione šiauliečiai šiemet žaidžia kur kas geriau nei išvykose. Ir belieka paguosti Panevėžio ekipą, kuri pastarąsias rungtynes rodė gerėjančią sportinę formą.